Sveikinu su pirmu Dakaru. Rankas į viršų. Viva Lituanija! Antanas, my new friend from Lithuania. Tai vis po sėkmingo šuolio, Antanas. Sėkmingai dar vienas šuolis. Nu ką, Lietuva turi dar vieną žiauriai gerą šturmavą, bet dabar tikrai geriausia, nes iškart žiek tik atėjo ir iškart istorinį Baltijos šalių rezultatą ištraukė. Žiauriai gerai nusiteikęs, man nuostabi diena. Iš tikrųjų, paėmė tokį turistą, o žiūrėk, parsivežė šturmaną namo. Profesionalą. Tai žiauriai laimingas ir patenkintas rezultatu viskuom, žinai. Čia kas gali būti geriau, kas blogiau, čia niuansai. Svarbu, kad finišavom, rezultatas puikus, aš tom džiaugiuosi. Bijau įsimylėti Antaną. Bet kurio Dakaro finišas yra didžiulis džiaugsmas. Tai didžiulis darbas. Ir aš džiaugiuosi, kad mums pavyko pagaliau. Mes ilgai liktojam, neturėjom gerų mašinų, bet dabar turim. Turim stiprią komandą, čia visų yra darbas tų, kurie prisidėjo, mūsų partnerių, mano komandos narių. Mes džiaugiamės, nes tikrai Dakaras buvo sunkus ir sėkmingas. Džiugu, kad atlaikė automobilis, gedimai buvo tik tokie, kurios galėjom patys susitvarkyti, nebuvo tokių, kurių negalėtumėm patys susispręsti. Tai džiugu, judam į priekį, pakėlėm Baltijos šalyse kartelę ir manau dar bandysim ją įveikti, kažkada dar pakilti aukščiau. Taip kad visiems linkėjimai Lietuvoj ir, kaip sakyt, eikim svajonių link. Tai gyvoja Lietuva! Tai labai brangus yra kiekvienas iš šitų Dakarų, bet aš žinau, kad dabar atsiras dar vienas, jis gal nebus brangesnis, jis bus tik tai brangus to, kad bus geriausias rezultatas. Ir mano kaip lenktynininko karjeroje Dakare, tai man džiugu. O kiekvienas iš jų labai brangus. Tai ilgas kelias nuo 2003 metų iki šitos vietos. Aš labai laimingas. Dėkui.